Mes šiandien turime pakalbėti ir mes ir žadėjome, ir sutarėme, kad mes kalbėsime apie partijos suvažiavimą. Andrius ką tik tai pasakė, kad partijos suvažiavimai yra toks labiau reklaminis, labiau toks pasidžiaugimo renginys, bet visienis turi tam tikrą turinį. Tai aš, ir mane tai labiau domina tas turinys. Andrius suvažiavime dėl sveikatos problemų negalėjo dalyvauti, bet mes su Vytu dalyvavome ir kaip mes pradėjome kalbėti, išaiškėjo, kad nuomonės kartais ir kai kuriais klausimais skiriasi. Tai mano pirmas toks klausimas buvo būtų vis dėlto mums visiems trim, bet jums labiau. Klausimas yra toks, ką jums iš tikrųjų reiškia, ar ką nors jums reiškia, tas poslinkis, kurį liktai aiškiai matome, į dešinę partijoje. Labiausiai kaip seniausias Gerai, narys. man kaip seniausias, kaip seniausias. Šiaip tai pirmiausia, aišku, reiktų pradėti, kad aš Aušros ir Vytauto pasiilgau. Tai yra ir šiaip savaitę sirgau, nemačiau žmonių ir kaip faina, kai pamatai žmonės ir dėl to man šiandien jau patiko prieš pokalbį erzinti ir tikiuosi, kad pavyks erzinti ir pokalbio metu. Dabar apie tą poslinkį dešinę, tai šiaip yra labai sudėtingas turbūt pats kalbėjimas tas, kad seniai nebuvo tokio laikotarpio Lietuvos politiniam gyvenime, kai iki rinkimų buvo 4 metai, beveik 4 metai. Tai ta prasme, nes mes visada gyvename tokiam pulso laikotarpį, kai buvo toks jau tarsi pasiruošimas rinkimam, praeiti metai iš viso buvo maratonas ir buvo daug daugiau tokio kalbėjimo, tokio, kaip sakyti, politikoje labai daug tokio praktinio pasiruošimo stumdymosi. Dabar tarsi partijos, dabar turbūt sudėtingiausias laikotarpis partijom, nes atsiranda laikotarpis, kai jau tikrai nieko negalima teisintis, kad nespėjai. Yra laikotarpis, kai turiu visą laiką apmastyti, visą laiką galvoti ir man asmeniškai visiškai smalsu net yra, kaip dabar bus su Tėvynės sąjunga. Nes, sakiau apie poslinkį dešinę, jį turbūt taip galima, kad išrinkome, sakysime, pirmininką, tas pirmininkas yra Laurynas Kasčiūnas, kuris daugiau asocijuojasi su, sakysime, viena dalimi, bet mano supratimu, kad jeigu paimtume tas pačius suvažiavimus ir praeitus, arba net ir visą Gabrieliaus Landsbergio, sakysime, kažkokį tai laikotarpį, tarkime, arba paimtume dabar, sakysime, ir prieš tai Kubiliaus buvusio laikotarpio. Kubiliaus laikotarpis buvo toks kažkokių tai ideologinių tam tikrų ieškojimų, kai juokdavomės mes visada iš Andriaus ir aš jam į akis tą patį sakiau, kad Tėvynės sąjungos ideologija priklausydavo nuo to, kokią Andrius paskutinę knygą perskaitė. Jeigu jis perskaitė tuo metu Huntingtoną, visi staiga tapdavo, visa partija eidavo į vieną pusę, jeigu jis staiga perskaitė vienu metu neokonservatorius pradėjo skaityti, tai tada visiškai šitas partija eidavo į kitą pusę. Ir visi, bet partija, sakysime, turėjo tokią tikrai gražiai, tokių turėjo svarstymų ir žinojome visi, ką Andrius skaito. Tai paskui atėjo Gabrieliaus laikotarpis galbūt buvo tas toks, jeigu Andrius bandė suvienyti, jo irgi viena idėja buvo tokia, suvienykime dešinę. Jis tada įėjo ir tautininkai ir visi pabandykim padaryti tokį dešinės frontą. Labai technokratiška dėja, šitas tikrai man visada kaip humanitarui šiek tiek taip atrodydavo labai technokratiškas kalbėjimas ir kartais taip, toks, ne visai žaidžiais, bet tada buvo toks, Gabrieliaus laikotarpis tai buvo taip, vienas vertus, tai jis pats jaunas, pats veiklus, pats daugiau gale, aš net netiek sėjau su jo figūra, kiek apskritai mes integravomės į Europos Sąjungą, daugybė jaunimo važiuoja į Europą pamatyti, mes pamatome kitą, mes tampame europiečiais, vadinkime tą laikotarpį. Bet jeigu paimtume ideologinį kažkokį tai, kryptį, kuri ar buvo su Gabrieliu. Gabrielius turi, aišku, užsienio politiko ideologinę kryptį. Bet jeigu žiūrėtume apie vidinius dalykus, ar mes turėjome kryptį maždaug sutarkime nesutarti ir maždaug tenai ir vieni balsuokime daugiau taip, kaip balsuoja tenai taip žvelgdami tokios, modernios arba nuosaikios dešinės jėgos, kiti tenai dar tokie daugiau yra tarsi krikdemai, kurie balsuoja kitaip. Bet mano supratimu, aš dabar
ką aš lenkiu, kad aš visada pasigesdavau labai aiškaus pagrindimo tiek vienoj, tiek kitoj pusiai, nes tas, sutarti, nesutarti, jis tarsi darydavo tokius, mes turime priimti, ta prasme, mes turime balsuoti ten už tą ir tą, arba kiti sakydavo, ne, mes prieš tai neturime balsuoti. Tai dabar Lauryno atėjimas į pirmininkus galėtų reikšti laikotarpį tokio apmąstymo, permąstymo, tam tikra mūsų tapatybės svarstymo, tuo labiau, kad ir dabar vyksta nevienareikšmiški, sakysim, procesai aplinkui, ta prasme ir ideologiškai procesai. Nes jeigu dar iki šiol taip atrodė, kad visa ten taip Europa labai tokia modernėja ir taip, tokia yra Gabrielius, yra toks Europos bendros atstovas, tai dabar galima tuo suabejoti, matome labai skirtingų balsų. Ir vienas iš toks yra Lauryno pozicija, arba, sakysime, tokia Laurynas tuo metu dar seniau prisiminkime, kad jis buvo vienas iš tokių turbūt ryškiausių Orbano gerbėjų mūsų partijoje, paskui jis kažkaip tai dėl Orbano rusiškos pozicijos šiek tiek pasitraukė, bet, sakysime, tokia irgi pozicija liko, tarsi aš už šeimą, už vertybės, bet ką tai reiškia, taip ir likdavo labai neaišku. Tai aš noriu pasakyti, kad tas pasitraukimas į dešinę, jis būtų net ir įdomus, kaip sakyti, įdomus apmastyti, bet kol kas yra tai daugiau tokie, mano sakymų, vieši simboliai. Ta prasme, vieni sako, mes esame krikdemai ir taip sakydavo visą laiką, kad mes krikdemai ir mes nekartą esame čia ginčyje, o ką mes Aušra ne krikdemai. Ir ta prasme, ką reiškia būti krikdemų neapmąstoma, sakoma, mes patriotai, tai atleiskite, ar Landsbergis, sakysim, arba Ingrida nepatriotai ir ta prasme nėra kažkokio tai patriotizmo, bet iki galo mes neišryškindavome turbūt šitų perskirų ir kai mes ir esame, kalbėjome vienoje laidoje. Tai atsiprašau, kad aš taip ilgai, bet aš tik tai turiu minį, kad posakis į dešinę, jis iš tikrųjų, mano supratimu, yra toks, jeigu aš galėčiau teisingai tave sutraukti ir tada perduoti jau tą kalbėjimo galimybę Vytautui, tai tu nori pasakyti, kad praktiškai tu kaip ir anksčiau, taip ir dabar matai tam tikrą neapibrėžtumą, tam tikrus neapibrėžtumus. O tavo pozicija kokia būtų? Aš tai, bet labai vertinga pirmiausia išgirsti tokią perspektyvą iš Andriaus, nes aš tos perspektyvos neturiu, aš sąlyginai esu politikos naujokas palyginus su abiem jumis. Kas man pasirodė reikšminga ir papildo turbūt tą klausimą, ar iš tikrųjų tai yra posūkis į dešinę, tai partijos politikos komiteto išrinkimas. Ir partijos politikos komiteto pirmininku yra paskirtas Dainius Kreivys. Dainius Kreivys yra, sakykime, tradicinis katalikas, ar ne? Ir taip pat yra Opus Dei organizacijos katalikų bažnyčioje atstovas. Ir jisai susiformuoja savo politikos komitetą. Dabar politikos komitetas yra tas komitetas, už kurį nėra balsuojama, ta prasme, į kurį nėra keliami nariai iš ilgojo sąrašo, jį pirmininkas paprasčiausiai pasiūlo tokį trumpą sąrašą ir tą trumpą sąrašą in corpore patvirtina. Tai tame sąraše, čia turiu su visa pagarba Dainiui Kreiviui pasakyti, kad yra ir jo ankstesni politiniai oponentai, tokie kaip Raimundas Kuodis. Raimundas Kuodis yra aršiai kritikavęs Dainių Kreivį įvairiuose kontekstuose energetikos srityje, ypač dėl tų energetikos formulių ir panašiai. Bet Dainius Kreivys, reiškia, sugeba peržengti savo tokį, sakykime, asmeniškumą ir pakviesti Raimundą Kuodį į politikos komitetą. Tai aš tikiuosi, kad ten nėra vien tik tai klerikalų sambūris, bet šiaip politikos komitetas kaip toks, jeigu aš teisingai suprantu jo funkciją, tai yra savotiškas toksai patariamasis komitetas, kuris formuoja partijos politiką. Tai tas ar tas posūkis į dešinę materializuosis, įvyks, man atrodo, didžiąja dalim priklauso nuo politikos komiteto ir tame politikos komitete, atrodo, kad
bažnyčios balsas bus svarus, ar ne? Prisiminkim tai, kad... Galima sureaguoti? Taip. Politikos komitetas niekados nebuvo svarbus iki šiol ir aš netikiu, kad jis bus svarbus ir ypač žinant Lauryną kaip žmogų, ta prasme, Laurynas turi labai fainų savybių, bet kad jis taiga labai pradės klausyti Dainiaus Kreivio. Na, šiuo atveju politikos komitetui vadovaudavo Mindaugas Lingė, vėlgi vienas iš tų žmonių, kuris, na, liktai buvo irgi kaip kandidatas potencialus, galbūt net ir į partijos pirmininkus, jis tik tai paskui gal nekandidatavo, dabar yra kokios dar frakcijos seniūnas. Ir Mindaugas turėdavo sudėtingą funkciją turbūt vykdyti kartais tas tokias užduotis, prezidiumas duodavo užduotį, politikos komitetui kažką tai suformuluoti, dar reikėdavo svarbiausia užduotis politikos komiteto, kaip tai suderinti su Vytautu Landsbergiu profesoriumi, nes profesorius visada turėdavo savo savitą nuomonę. O čia tau atrodo normalu, kad kiekvienu klausimu reikia suderinti su garbės pirmininku, nes tai vis dėlto irgi, mano supratimu, tame yra problema. Tai problema. Aš tikrai labai gerbiu profesorių Vytautą Landsbergį. Tačiau vis dėlto jis nėra tiesiogiai tas narys. Tiesa? Tai yra problema, bet prisiminkime vieną dalyką, kokiame kontekste šiaip gyvenam. Prisiminkime kaip žymų į prezidiumo posėdį, kai profesorius Landsbergis tikrai labai bandė aiškintis ir nelabai girdėjo prisijungdamas ir kai tada Gabrielius pasakė, gerai, seneli, kai kurios klausimus mes galėsim išsiaiškinti prie kalėdų stalo ir viskas. Ir tai buvo jis pasakymas labai normalus. Paskui, iš esmės, ir oponentai ir visą tai valkiojo, kaip jūs drįstate negirdėti. Ta prasme, man labai įdomu, kad Landsbergio figūra, tai yra taip dažnai yra išnaudojama kitų instrumentai. Tai nėra. Bet vis tiek, galis tikrai turėdavo ir įdomių patarimų, bet aš turiu politikos. Bet apie ką aš dabar grįžtu į politikos komitetą? Kokia tavo ta žinutė apie politikos komitetą? Dainiaus pasirinkimas man yra pakankamai keistas. Dainių gerbiu, bet aišku, Dainius dabar šiuo atveju, bet jis toks yra, galbūt labai nuosaiki figūra, aš niekada nepriskirčiau. Negalėčiau užduoti klausimo, nukreipiančio tiesiai į reikalą. Ar tu sutinki, kad Dainius Kreivys yra žmogus, kuris yra intelektualiai pajėgus formuoti politiką bendrąją? Todėl, kad ta mano patirtis sėdėjimo šalia jo Seime ir kartu Europos reikalų komitete yra tokia labai technokratinis vieno klausimo politikas. Dainius, galiu klysti. Ne, tai ir sakau, Dainius yra labai šiaip, tai aš šiaip gerbiu kaip žmogų, man kaip politika, aš bandau pratęsti, kaip politika man šiek tiek sunkiau, nes pavyzdžiui lyginti Dainių ir Mindaugą šiuo atveju, kaip pavyzdžiui pirmininkus, tai Mindaugas yra žmogus, kuris, tikrai ir krikdemiškai, jis turi beje atėjęs ir iš krikdemų partijos, vėlgi kalbant apie tai. Antras dalykas, Mindaugas tikrai yra gerokai platesnio akiračio. Dainius yra labai, aš gerbiu labai už energetikos dalykus, ką jis padarė, bet tai yra Dainius, kaip sakoma, Dainius ir formulavimas, tai yra du skirtingi dalykai. Dainius tai yra tam tikras chaotiškas kalbėjimas, tam tikras, kai visi kalba ir po to sako, ką Dainius norėjo pasakyti, kaip čia yra, yra labai daug sudėtingų dalykų. Taip, tai dėl to, aišku, ten yra gal Kuodis, gal ten yra kažkas tai kita, bet čia Dainius, aš man atrodo, kad čia... Žiūrėkite, tada aš turiu mažutės pastabas. Dėl Opus Dei. Aš tiesiog, pasakysiu jums, kad aš Opus Dei lankiau turbūt 5 metų. Aš netapau tą tikrąją Opus Dei narė tik dėl vienos priežasties, kad ten privaloma sąlyga kasdieninis mišių išklausimas, kas yra techniškai labai sudėtinga, kai tu turi darbą, šeimą ir daug visų įsipareigojimų. Dabar esu atsitraukusi, bet aš noriu pasakyti, Opus Dei yra labai rimta organizacija, kurios vienas iš tokių postulatų yra, kad kiekvienas katalikas ir kiekvienas krikščionis privalo dalyvauti politikoje. Ir dar yra vienas dalykas, labai griežtai, ir tą jutau labai kalbėdama su savo dvasios tėvu, ten kiekvieną savaitę reikia eiti į tokį pokalbį, pusiau išpažintis, pusiau pokalbis, tą labai aiškiai jutau, kad tikrai nei karto nebuvau spaudžiama laikytis kokios nors griežtos doktrinos. Todėl, kad Opus Dei narių tarpe yra ir buvo labai, pavadinsim, tradicinių tokių labai ortodoksinių krikščionių ir labai modernių.
ir socialdemokratų partijos narių, pavyzdžiui, kiek aš prisimenu, ten buvo net viena ministrė, viena tokia jau tokių pažiūrų žmogus tapusi ministrė Didžiojo Britanijai. Žodžiu, Opus Dei savaime Lietuvoje turi, čia aš tą ilgiau kalbu, dėl to, kad turi labai iškreiptą pavydalą. Tai čia nereikia to pavydalo primesti būtinai, kad taip bus. Priešingai, tai kada man kas nors aiškina, kad ir aš tikrai to niekaip negaliu suvokti kaip ekonomistė ir ypač kaip ekonomistė krikščionė katalikė, kai man sako, kad Raimondas Kuodis atstovauja kokias nors krikščioniškas vertybės. Jisai visiškai aiškiai nuolat ir atstovauja vieną iš tikrųjų fundamentalesnių neoliberalizmo idėjų apie tai, kad turi būti kaštų ir naudos analizė. Tai yra, suskaičiuokime naudas ir ar mums apsimoka. Pasaulyje daugybė dalykų neapsimoka. Krikščionybė, ir jos pamatas yra, kad neapsimoka būti, daug ko neapsimoka šviesti žmonės, nes tiesiog daug pinigų tuščiai išvaistoma, visiems pusė nieko neišmoksta. Visi puikiai šitą matom ir girdim. Ir dar daugybė kitokių dalykų. Aš čia irgi nenoriu leistis, aš noriu labai akcentuoti tuos du momentus. Net, žiūrėk, aš norėjau tik tai gal apibendrinti, žinai, bet tas reakcijas, kad aš nemanau, kad politikos, žvelgiant į politikos, Vytautas pradėjo, kad politikos komitetas rodo kažkokį tai naują judesį, kad partija, ten išsigrynins, kažką formuluos ar kažkur tai tvarkys. Aš nemanau, kad Dainius Kreivys yra ta figūra, kuris dabar taps partijos ideologu. Vadinkime taip. Aš tada vis dėlto, kaip jau man šiandien suteikta teisė duoti klausimus, tai tiesiog tada paklausiu vieną tokio dalyko, jūsų abiejų. Ar mes galime traktuoti Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus kaip realią politinę partiją, ar tai vis dėlto yra bendruomenė, kur galima sėkmingai prisipirkti balsų, važinėjant po rajonėlius ir nuvežant ten šakočius. Mes visi puikiai žinome, kad iš tikrųjų dauguma susitikimų, tose bendruomenėse, kurios iš tiesų ir formuoja partiją, tai yra jos tas pamatas, taip, jie yra iš tikrųjų malonus komplimentų vienas kitam sakymas. Aš manau, kad yra didelis nusikaltimas Gabrieliaus, kurį labai myliu, tai, kad jis vis dėlto šitą darbą apleido, taip, kitoji pusė neapleido. Bet ar yra tame kalbėjime turinys, man lieka taip ir neaišku. Tai vis dėlto, ar politinė partija gali egzistuoti neturėdama aiškesnio, esminių dalykų vertinimo? Ir kas tie esminiai dalykai būtų? Tai aš galėčiau galbūt pradėti. Pirmiausia, tai kas man kelia šiek tiek nerimą, tai kad Lauryno išrinkimas daugeliui partijos narių, jisai asocijuojasi su tokiu, dabar mes jau žinosime, kas yra konservatizmas ir dabar mes jau turėsime tą vieną teisingą liniją. Tai jeigu kalba apie partiją, o jūs klausot, ar tai partija, ar tai toksai sambūris ir bendruomenė, jeigu partija reiškia vieną liniją, tai ne, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, šia prasme tikrai niekuomet nebus partija. Ir man atrodo, kad tai yra geras dalykas, o ne blogas dalykas, nes konservatizmas turi skirtingus šaltinius. Konservatizmas daugeliu žmonių, ir netgi jeigu mes sėdime čionais tryse, mums konservatizmas galėtų reikšti skirtingus dalykus. Ir man atrodo, kad klausimas yra tik toks, ar tarp tų skirtingų konservatizmo įkvėpimų, kurie egzistuoja Tėvynės sąjungoje, ar yra pokalbiai, ar ne? Ar mezgasi kažkoks tai pokalbis, kur mes ieškome ne tik tai, kad skirtybių, bet kas tose skirtybėse yra mums bendro. Tai čia labai susisieja su tuo, ką Andrius anksčiau yra minėjęs kaip vieną iš tokių, sakykime, prastų praktikų, kai sakoma, žiūrėkit, mes galvojame skirtingai, tai mes sutarkime, kad mes nesutariam. Ir tarsi skamba kaip saliamoniškas išganimas, bet iš tikrųjų tai lemia, kad mes ir toliau nesišnekam, mes toliau nediskutuojam tų idėjų. Tai atsakant į jūsų klausimą vėlgi labai trumpai, jeigu partija pataps vienos linijos, vieno kažkokio tai vienos ideologinės aiškios krypties partija, kur
visi atsakymai yra iš anksto žinomi, tai aš atsiprašau, bet man tokia partija nėra ta vieta, kurioje aš norėčiau būti. Bet kita vertus, tas daugiabalsiškumas konservatizmo, jisai turėtų būti stipresnis ta prasme, kad jisai turėtų būti aptariamos nuolatos, o ne nutylimas, kaip sakant, kad sutarėm, kad nesutarėm ir tada tylim. Tai va, dabar mano atsakymas, tai tikrai nėra juoda balta, žinai, klausia. Tai ar yra kontinuumas ir tame ir klausimas kontinuumas, kur mes galime sakyti nieko bendro, sakysim, neturinčių bendruomenė ir politinė, partinė bendruomenė kitam kampe. Tai kažkur tai, aišku, Tėvynės sąjunga turbūt, jeigu lyginsime su Lietuvos politiniam organizacijom, labiausiai primena politinę partiją tikrai. Ir kas man visada kelia šiaip džiaugsmą ir turbūt tą buvimą bendruomenėje, nors jis kartais ir atrodo keistas, kad tikrai aš žinau, kad labai daug žmonių šeštadienį važiavo į partijos suvažiavimą, džiaugdamiesi, kad mato vieni kitus. Ta prasme, džiaugdamiesi, jie turi, yra tas bendrystės jausmas, yra tas atpažinimo jausmas, bendražygio atpažinimo jausmas yra. Aš noriu paklausti Aušros, jūs turėjote tą jausmą vykdama į suvažiavimą, tai ką šneka Andrius dabar? Taip, man įdomus tie žmonės, kurie ten susirinka. Ir pavyzdžiui, kokį aš turėjau jausmą, taip, aš važiavau pamatyti bendruomenės, kurią aš priklausau. Jums miela juos matyti? Taip, iš esmės, kaip ten. Ar iš pareigos važiavote, ar vedama gyvo aš senai nedarau, aš esu pensininkė ir senai nedarau dalykų. Tai va, tai aš turiu ką pasakyti. Ne, tai va vienas dalykas, kad yra tikrai, tai yra bendruomenė, kurioje, ką aš pajutau per tuos visus priklausimo metus, kad net ir skirtingai mąstančiais, jeigu žmonės yra tam tikras bendrumas, tam tikras rūpestis bendras, tam tikra atsakomybė. Dabar klausimas apie tai, kad kame yra problema, sakysim, bet kurios politinės organizacijos Lietuvoje, tai sakau, yra, arba pasaulyje yra tarp to, taip yra tarp tokio visiškai tokio buvimo apie bet ką, sakysim, atsiranda lyderis ir tada verslo planai ir visi pagal interesus kažką tai įgyvendina. Kitas dalykas toks yra, kai lyderis, bet ką aš prieš renkant sakiau, kad aš nenoriu, kad mes išrinktume lyderį, kuris už mus dirbtų ir kuris už mus žinotų. Ta prasme, ir man toks vaizdas, kad visgi taip dėja įvyksta, bet tai vyksta, aš turiu minėti vėlgi, tai yra ta problema, sakysim, aš iš krikdemų partijos žiūrėdavau į Tėvynės sąjungą ir mes kritikuodavome Tėvynės sąjungo konservatorius, kad ten yra per daug žinojimo tokio, nes jau yra, pavyzdžiui, profesorius Ransbergis, kiek aš jį begerbčiau, profesoriui iš karto buvo priimtas kaip tam tikras partijos autoritetas, kuriam paprieštarauti yra negalima, kuris ateina, pasako kažkokią tai savaime dalykus ir buvo tokia daugiau tikinčiųjų bendruomenė, susiliejusi dar labai su bažnyčia. Čia pradinis etapas, sakysim, Tėvynės sąjungos. Atėjus Kubiliui tapo daug, sakysime, daug kas keitėsi, į partiją atsirado, pritraukė ir daug tokių intelektualų iš įvairių sričių žmonių, atsirado daugiau įvairovės, bet problema tiek Kubiliaus, tiek Landsbergio, tiek Ingridos Šimonytės, tiek mano supratimu dėja ir Lauryno, ką aš manau problema yra tai, kad jie yra labai protingi žmonės ir jie žino. Ir jie žino, ir jų tas žinojimas, kaip sakau, politikoje man pritrūksta tam tikro nežinojimo, tam tikros abejonės, tam tikro leidimo kitam būti ir su kitu tartis. Bet dabar galiu tą patį tavo klausimą, naujai užduoti tą patį, apie ką mes čia šnekame. Ir kartu lyg apjungsiu jūs abiejų pozicijas. Bet Vytautas sako, daugiabalsiškumas yra gėris, tačiau jis turi būti deklaruojama. Ta prasme, įgarsintas, aš čia neradau gal to tikslaus žodžio. Tu sakai kitais žodžiais tą patį, kad labai žinantis vadovai yra savaime blogis, nes nyksta šaknis augaliuko. Taip, sėdi ten jau žiedeliai ir jau tada šaknų nėra. Ne visai taip, bet nieko.
Galėsi patikslinti. Ne, aš turiu omenyje, atsiprašau, šitą vietą aš patikslinsiu. Apskritai, mano metafora bloga. Ne, politikoje, aš noriu pasakyti, nebūtinai žiedelį, politikoje nėra, jeigu atsiranda žinojimas, tada atsiranda, nėra vietos diskusijų pokalbiui. Taip. Tai ta prasme, aš tą patį galbūt metaforą mano, aš paprastai pasirinkau. Bet dabar, tame kontekste iš karto man kyla toks klausimas. O jūs kur nubrėžtumėt raudonas linijas? Todėl, kad, pavyzdžiui, kada krikdemų partijoje keičia Landsbergio autoritetas, aš turiu galvoje Vytauto Landsbergio autoritetas, man kaip krikščioniai kyla labai daug abejonių. Tos partijos iš tikrųjų atsidavimu krikščionybei kaip po tokiai. Todėl, kad tada reikia tiesiog Kristų išimt, iš šoną padėti. Tai man atrodo, kad vis dėlto mes turėtumėm galvoti ne ta prasme, kad kiekvienas daugiabalsiškumas, vis dėlto turi turėti raudonas linijas. Taip, kaip, pavyzdžiui, kaip kliedesiai apie vakcinas, kurios žudo žmonės, yra tiesiog normalioj kompanijoje nepriimtina. Tai jeigu kalbėti bijoma, o man atrodo, čia mano nuomonė ir įdomu ir jūsų pozicija į tą nuomonę, man atrodo, kad tiesiog apie daugelį klausimų partijoje bijoma kalbėti dėl labai paprastos priežasties. Tie žmonės, kurie jaučiasi žiną, iš tikrųjų vargiai ar gerai žino. Tai prasme, kada Laurynas deklaruoja, kad jis jau ten, jau krikščioniškas vertybės atstovaus, ne tik tai suvažiavime, jis tai netiesiogiai sakė, bet ir prieš tai būsiam susitikime, prieš porą dienų iki tol aš buvau, tai aš taip ir nesupratau, o kas jam yra tas Kristus. Ar tikrai jis yra tas žmogus, kuris kasdien skaito Evangeliją? Ne, matai. Tai ar tai privaloma? Tikriausia, krikščioniui tai būtų lyg. Aš noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad apskritai kalbant, kaip sakyti, turėtume prisiminti, kad, čia nežinau, nesinoriu labai ilgų diskursų, bet prisiminkim 19 amžiuje, kokios didžiausios diskusijos buvo tarp tarptautinių partijų ir krikdeminių partijų. Tai buvo todėl, kad, sakydavo, krikdemai yra nepatikimi, nes jie nėra iki galo, nes jie vis tiek sako, kad, negalima viską suvesti į nacionalinius dalykus ir be to dar jie kažkokį tai popiežių turi, ten pradėdavo, taip sakyti. Čia yra blogai. Bet prasidėjo prieškaris mūsų, ta prasme tarpukaris. Tautininkai, kurie ir krikdemai buvo, sakysim, irgi labai taip, įtampose, kaip tokiose. Tėvynės sąjunga visgi atsikūrė ne kaip krikdemų partija. Tėvynės partija atsikūrė daugiau kaip tautininkų partija. Ir ta tradicija tęsė, ta patriotizmo tradicija visada buvo labai ryški. Ta prasme, tai, kad dabar staiga pradėjo tapatinti vietoj tų įtampų, kad patriotiškumas ir krikščionybė ir viskas sudaro kažkokią tai vieną labai abstrakčią tradiciją, apie kurią tu tarsi kalbėti ir kuri prieš pastatoma liberalams. Mes nežinome, kas ta tradicija yra, bet mes žinome, kad turime elgtis ne taip, kaip elgėsi liberalai. Tu labai nepaprastai gerai išgirdai mano klausimą ir aš jį sutrauksiu taip. Nieko, 85% Lietuvos katalikų ir aš tą iš daugybės pašnekesių yra tokie. Mano močiutė šitaip meldėsi ir viskas tada buvo tvarkoj, o dabar yra blogai. Tai neturi nieko bendro su krikdemine logika. Nes aš šitoj vietoj, aš vėlgi atsiprašau, kad, žinai, visada čia, kai mes Vytui neleidžiam kalbėti, bet nieko, taip jau yra toks jau gyvenimas kaip partijoje, irgi partijoje tylesnį tyli, bet aš vėl grįžtu prie metaforos, kurią esu sakęs per mūsų pokalbius. Atsinaujinimas, kai mes matome toj pačioj bažnyčioje krikščionybėje, matėme dvi sroves. Vieni sakė 20 amžiuje, vieni sakė, mes esame modernistai ir turime susitapatinti su pasauliu, suvaskime vos ne kaip mūsų liberalai. Kiti sakė, mes turime labai griežtai laikytis tradicijos Vatikano pirmas susirinkimas, turime turėti labai hierarchišką struktūrą. Antras Vatikano susirinkimas buvo tas atsinaujimas, tas adžornamento, kuris sakė, grįžkime prie ištakų, bet ištakos nėra 19 amžiaus. Ištakos yra apskritai klausimas, kam mes egzistuojame, kur einam. Tokio judesio
man partijų labai norisi grįžimo būtent prie ištakų, į ištakos suvokiant. Ir ištakos yra Evangelija. Bet ištakos suvokiant, kad tai yra, galia politinė tradicija, tos pačios darybės, kas yra politika, kas yra politinis gyvenimas, kas yra politiniai klausimai. Tokio grįžimo prie ištakų, nes man grįžimas paprasčiausiai grįžtame prie tradicijos. Ta tradicija yra tokia, yra dažnai nereflektuojama, mes matome Lauryno kalbą per suvažiavimą, kur yra, mano supratimu, formaliai viskas labai gerai sudėliota, viskas labai teisingai sudėliota, tik tai, sakysime, kas reiškia tie žodžiai, grįžkime prie krikščionybės. Taip, jeigu grįžkime... Tokių žodžių nebuvo, buvo tradicija, bet apie grįžkime prie tradicijos. Aš pacituosiu. Pacituok. Tai dabar leiskime jau pasiklausyti ką sakė Laurynas. Mes turime iš naujo apmąstyti, kas yra, kas turėtų būti konservatizmas ir krikščioniškoji demokratija dabar ir čia, 21 amžiaus Lietuvoje. Turime būti ta politinė jėga, kuri ištikimai ir patikimai gina lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės egzistencinius pamatus – nepriklausomybę, kalbą, kultūrą, istorinę atmintį, savimonę ir savigarbą. Turime derinti pagarbą tradicijai ir modernumą. Apie krikščionybę čia nėra kalbos. Apie krikščionybę nėra kalbos, bet yra sakinys apie krikščionišką. Kas yra krikščioniška demokratija, ar tai niekaip... O kitose vietos irgi nėra? Tai, krikščioniška demokratija. Krikščioniška demokratija. Ne, tai aš ką turiu meni, kad ko mums, žinai, čia mes nesame, galų mes esame partijos nariai, mes nesame kažkas tai stebėtojai, politologai, kurie, žinai, stebi ir sako, kokią kalbą pasakė ar kas vyksta. Mes daugiau čia gal dalinamės su ta situacija, kokia yra. Tai aš dabar, žinai, šitoje situacijoje aš noriu pasakyti, kad kai žmonės sako, kad partijoje jau kažkas tai įvyko, kažkoks tai, žinai, pokytis, aš sakysiu, taip, mes turime potencialą, nes mes dabar turime laiką, kai galime kalbėtis, galime iš tikro daug ką aptarinėti, galime galvoti, kelti tuos tapatybės klausimus, kelti, ką reiškia būti krikščionių politikoje. Nes man tas yra klausimas, kuris man, pavyzdžiui, nuo pat pirmos sekundės mano politikoje ir kasdienai yra, ką reiškia man kaip krikščioniui būti politikoje. Ne tai, ką reiškia ten kažkokią tai atstovauti, kažkokią tai kaip tik ideologiją, bet ką reiškia tam tikrų klausimų, aš kaip turėčiau atsiremdamas į tam tikras, žinai, vertybės. Vertybės, taip, vertybės, bet sakysime, atsiprašau, nežinau, kad... Mano testo neišlaikė. Taip, nes tu labai nemėgsti tų žodžių. Bet kitas dalykas, sakysime, veikdamas kartu su kitais, ką mes turime ieškoti su kitais. Bet man norisi pirmiausia, kad mes, kažkaip tai išmoktume girdėti ir išgrynintume tas pozicijas. Tai dabar paklausykime, išmokime girdėti Vytautą, kuris taip ir liko. Tu buvai šaltinis mano klausimo, kada tu sakei, daugiabalsiškumas privalomas, o aš klausiu, kur ribos, raudonos linijos. Gal jų nereikia? Raudona linija yra ta antroji frazė, kurios aš nevartoju po vertybių. Tai kaip ten bebūtų, Aušra, nesvarbu. Žiūrėkit, man atrodo, tai klausimas... Visigi braižo raudonas linijas šiais laikais, bet jų niekas nebesilaiko. Raudona linija nevartotina sąvoka jam, kaip ir vertybė. Nes nesilaiko. Taip. Gerai, supratau. Visi braižo raudonas linijas, tai kiek tų raudonų linijų čia nusibrėšime. Kaip ten bebūtų. Kalbant apie Lauryno kalbą ir, sakykime, kalbėkim ne kaip kažkokie tai ten politologai, bet kaip iš tikrųjų tos bendrijos nariai ir suinteresuoti nariai, nes visi norime, kad partija stiprėtų, kad jinai atgautų savo rinkėjus, atsikovotų Kauną, ar ne, o per Kauną, kaip sakė Laurynas, per Lietuvos širdį, kaip toj dainoj, jei Vilniečiai nesupyks, Kaunas Lietuvos širdis, tai mes grįšime ir į likusią Lietuvą. Tai dabar, kas Lauryno kalboje man patiko, iš tikrųjų, kad jis iš tikrųjų išsako tokias intencijas, kurios yra mano galva labai svarbios intencijos. Ir viena iš jų, kalbėjome prieš tai apie tokį išankstinį žinojimą, maždaug turime atsakymus iš anksto. Tai Laurynas labai aiškiai sako, mūsų partija, aš jį cituoju, mūsų partija turi būti gyvų demokratinių organizmų, laisva politinė bendryje, kurioje diskutuojama, siūloma, argumentuojama. Mūsų sąjungoje nebus iš anksto teisingų ir klaidingų nuomonių, nebus baimės atvirai savo nuomonę išsakyti. Čia yra labai svarbus pasakymas mano nuomonė. Ta prasme, ir jis yra reakcija į tai, kaip buvo anksčiau.
Ne? Bet aš, žinai, aš šiuo atveju tik tai sureaguočiau, sakydamas, visiškai sutikdamas su tavim ir pritardamas kiekvienam Lauryno pasakytų už dabar žodžių, žinai, vienas iš kvailiausių dalykų, kuris man buvo turbūt per pastarąjį pusmetį, kai toks kunigas Doveika leptelėjo, kad 80% žmonių Lietuvoje bijo kalbėti. Man apskritai, kai katalikas kalba apie tai, kad jis kažko tai bijo kalbėti, nes tai man iš viso yra, žinai, atrodo, pradžioje meldiesi popiežiaus pasakymui, nebijok Jono Paulių II, o po to sakai, mes visi bijome kalbėti, nes kažkas tai užpyks, kažkas su mumis nesutiks, nu tai palauk, mes turime būti druska visą laiką. Antra, ką reiškia bijoti tas kalbėti. Klausimas, aš norėčiau išgirsti apie tą, kas per Gabrieliaus, vadinkime, laikotarpį negalėjo pasakyti kitos pozicijos, nes man atrodo, niekas nebuvo tai partijos net pačioj viduje ir tarp krikdemų kritikuojami buvo ir Ingrida, ir Gabrielius. Bet jūs prieš 10 minučių kalbėjote apie tai, kad profesorius Landsbergis yra tapęs stabu ir jo kritikuoti negalima. Galima, bet tada tu sulauksi neadekvačios reakcijos. Bet jis nėra pirmininkas, tai yra... Nėra partijos pirmininkas. Palaukit, tai dabar irgi... Bet kad maždaug mes nepagarbiai apie Landsbergį atsiliekame, apie profesorių. O tu dabar pabandyk irgi, tai šiuo atveju, kai aš pakritikuočiau, aš esu pakritikavęs frakcijoje, pavyzdžiui, arkivyskupą Tamkevičių, tai lygiai tokios pačios susilaukiau reakcijos iš kokios nors, kitos sakė, kaip tu drįsti ir kaip tu iš viso, kaip tu drįsti kalbėti. Kardinolas Tamkevičius yra pasakęs prieš 2 metus visiškai kvailam, absoliučiai debiliškam interviu Delfyje vieną sakinį. Dar niekada Lietuvoje taip baisu gyventi nebuvo. Tai reiškia, kardinolui Tamkevičiui, aš nežinau, jis žmogus labai garbaus amžiaus, jis gal pamiršo, taip, jis kardinolas, jis gal pamiršo tremtis, jis gal pamiršo už visą savo giminę šneku. Sugriauti namai, sunaikintas ūkis, visi išvežti, senelis Karagandoj, tėtė Vorkutoj, visi badauja ir miršta. Čia, tipo geresnis laikotarpis Tamkevičiaus galvoj. Tai kas gali, tai gal vis dėlto mes, kada kalbame apie raudonas linijas, mano, pavyzdžiui, trumpas atsakymas, kurį aš jūsų neištraukiu, turi būti kažkoks sveikas protas, pramaišiui su kažkokiu argumentais. Tai šiuo atveju aš tik tai noriu ką pasakyti. Nes čia nėra argumentų, čia yra tuščias. Tai šiek tiek apibendrinkime, ką sako. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad pritardamas Laurynui, aš nemanau, kad tas laikotarpis buvo, kai tu negalėjai išsakyti partijoje. Tai aš galiu pasakyti irgi palyginti dabar net apie frakcijas kalbant. Man yra daug dalykų nepatiko frakcijų, bet man labiausiai nepatiko kaip tik diskusijų tokia, kaip sakyti, nebuvimas tokių griežtų vertybinių diskusijų nebuvimas, bet jų nebuvo ne dėl to, kad paprasčiausiai kažkas tai jas draudė, bet dėl to, kad mes nuo jų bėgdavom ir dažniausiai būdavo pasakoma, aš balsuosiu pagal sąžinę ir pagal vertybės, aš nesiruošiu, sutarkime nesutarti. Ir viskas baigdavosi. Dabar elementariai paimkime tą klausimą, sakysime, žinai, norit bebėgti, bet dabar, kur buvo, mes šiek tiek aptarinėjome prieš pokalbį, kad buvo balsavimas apie lytinį švietimą. Ne? Ir tenai 3 mūsų, ar kiek tenai frakcijos nariai balsavo vienaip, kiti balsavo kitaip. Ir tada vėlgi pradėti ir galima sakyti, mes čia sutarėme nesutarti maždaug. Nors vėlgi, sakysime, esminis dalykas, ką aš noriu priminti, po Kristijono Bartoševičiaus atveju buvo labai aiškiai kalbama, kad turime daryti kažką tai, čia visoje Lietuvoje buvo kreipiamasi pažiūrėjama į tarptautinę patirtį. Buvo sakoma, kad kas Lietuvoje baisiausiai trūksta lytinio švietimo, kad vaikas žinotų, kad dėdė prieėjęs negali ten jo lies, kad kažkaip negali, kad mes turime labai aiškiai tuo susirūpinti. Visi tada labai reikia, ir krikdemai, ir visi labai reikia. Dabar staiga prieina tas klausimas, kur mes net nesvarstom apie ką, bet staiga ateina kas nors pasako, čia kažkas turbūt susijęs su Stambulo konvencija ar su kažką tai tokio, su tokia nesąmonė. Ir vietoj to, kad būtų diskusija, kurioje būtų labai aišku vertybinis balsavimas, kodėl aš balsuoju taip, staiga gaunasi ne. Ir be to man klebonas sakė, kad čia reiktų kažką tai nebalsuoti. Ir gaunasi taip, kad diskusijos neįvyksta. Klebonas turi problemų. Ne. Žiūrėkite, viskas yra aišku. Visoje toje vietoje aišku. Vis dėlto egzistuoja raudona linija.
Ir jeigu aš manau, mano supratimu, Man tai egzistuoja raudonos man linijos. egzistuoja raudonos linijos, kurias tu ironizuoji. Jeigu, aš galiu pasakyti, Laurynas balsavo, kad vaikai negautų lytinio švietimo mokykloje. Vadinasi, turėtų į šeimą būti perkelta. Šeimos yra labai įvairios. Ta prasme, man įdomus būtų labai Laurino argumentai. Mano raudona linija ne tai, kad Laurinas neturi teisės balsuoti, kaip jis balsuoja. Ten Rakutis, Laurinas ir dar kažkas, tai 3. Iš 28 3 konservatorių partijos nariai. Man raudona linija, kad kai tu balsuoji, tu nepateiki jokių loginių argumentų. Tu tiesiog, argumentas būna koks, aš balsuosiu pagal sąžinę. Ką tas argumentas reiškia? Kai aš jums pasakysiu, aš kalbu pagal sąžinę ir dar tokią miną padarysiu, ir tai reiškia, kad jūs kalbat ne pagal sąžinę, ar ne? Nu, elementari logika. Reiškia, kada tu pasakai, kad aš esu tas aukščiau, na, iš tikrųjų, čia jau pirmiausia labai didelis skirtis pačiam krikščionybės supratimui ir ne tik moderniam, bet ir tradiciniai. Galiu daug citatų iš Tomo Akviniečio prirankioti tą temą, ypač kai Tomo Akviniečio mėnuo šis yra katalikams. Tai suprantate, man atrodo, kad raudonos linijos yra labai svarbu, net jeigu tu ironizuoji. Ne, bet aš šiuo atveju ginčiuosi, ką mes vadinam raudona linija. Raudona linija man, pavyzdžiui, yra pasakymas, kad sovietmečių buvo geriau. Taip, čia yra labai ryški. Ne, yra raudonos tokios linijos pasakymas, kad žmogaus orumas nesvarbu. Man yra, pavyzdžiui, kažkaip tai... Taip sakė. Ne, sakau, ne, bet būtų tokios raudonos linijos, dar kažkaip tai. Bet linija šiuo atveju, kad tai vadint raudoną liniją, kad žmonės balsuoja nepagrįsdami savo pozicijų, aš pasakyčiau, tai yra liūdna, tai yra situacija, bet tai faktas, su kuriuo mes dabar... Žiūrėkite, ir tai yra tas faktas, kuris politikoje reiškia, kad tu nežinai, ką tu renki. Tai yra faktas, kurį mes turime keisti. Bet šiuo atveju, kaip sakyti... Gal nebūtina keisti, prieš keičiant jį reikia rimtai apmąstyti. Taip, mes turime kelti diskusijas, mes turime kalbėtis, bet šiuo atveju tai, kad mes dabar daugybę dalykų politikoje daroma, nepagrindžiant savo pozicijos, o paprasčiausiai kalbant iš žinojimo, aš žinau, tai tame ir yra problema, mes apie tą, man atrodo, ir kalbėjom. Ir ką mes kalbam dabar apie tą mūsų partiją, ko mes norėtume mūsų partijai, tai mūsų partijai, man atrodo, ką ir mes bandom pasakyti, kad reikia ne tai, kad nebuvo kažkokio pagrindo, kuris dabar atsiras, bet veikiau turbūt turime kalbėti, kad ir buvo tas dalykas, kad buvo per mažai diskutuojama, labai daug kalbama buvo apie tai, kad mes esame laisvi europiečiai, Europoje yra diskusija, mes turime kalbėtis, mes apie tai esame kalbėję, kodėl Trumpas atsirado, bet vietoj to atsiranda tam tikras liberali policija, kuri sako, nekelkim kai kurių klausimų, nekelkim kai kurių temų. Ir tai čia vienas pusės. Dabar kita pusė, kad neduok Dieve, kad aš nenoriu jokios minčių policijos mūsų partijoje. Aš nenoriu tokio apribojimo, kur, sakysim, nediskutuoti. Mes turime kalbėtis galų gale apie lytiškumą, turime kalbėtis apie kitas temas ir kalbėdamės, aš manau, aš tai matau dar šiokį tokį šansą atsisakyti tų nesąmonių, kurios mums yra primestos. Nes daugybė žodžių, tokių kaip genderizmas, lygiai taip pat kaip kitoj pusėje apie leftistus, kai kalbėjome fašizmas, tai yra tokie žodžiai, kuriais, jie vartojami tada, kada pritrūksta argumentų, nes labai reiktų konkrečiai sakyti, kas yra, kas man nepatinka, kas iš to yra, o nepavadinti, neužkabinti kitam paprasčiausiai etiketės. Bet prisistatyti krikščionimi, cituojant Senąjį testamentą ir ne reflektuota Talmudais judaizmą ir aiškinti, kad čia yra tikrasis tikėjimas, man kelia daug klausimų, man gal ne raudona linija, bet aš norėčiau padiskutuoti. Žiūrėkite, bet čia jau mes nueiname biškį į šoną ir aš vis dėlto liko mums 15 minučių, tai aš noriu jums vieną klausimą užduoti. Ir jis man atrodo, kad gali būti, ir kiekvienas turite po ten tas savo 7 minutės, aš griežtai kontroliuosiu. Savo atsakymą aš tarp kitko parašiau, ką man reiškia, šiandien parašiau Maldeikienės sakiniuose, ką man reiškia būti krikščionė politikė. Visą ilgą tekstą, tikiuosi jis nebus klampus, kaip tu mane kaltinai. O jums abiems klausimas... Ar galima ją pakritikuoti, ne?
Ne, o ką mane kritikuoti? Aš šiandien moderuoju. Raudona linija. Tai yra, aš šiandien moderuoju. Klausimus uždavinėju. Žiūrėkite, jūsų pačių sprendimų. Žiūrėkite, klausimas jums abiem toks. Ir jis man yra tikrai įdomus. Apie ką jūs norėtumėt pakalbėti su Laurynu, kuris visą laiką sako, pakalbėkime. Apie ką tu su juo kalbėtum? Tai aš pirmiausia įsivardinčiau visas tas konservatizmo ištakas, kurios motyvuoja šiandieninį konservatorių. Ir tada norėčiau apie kiekvieną iš jų atskirai šnekėtis ir bandyti rasti sąsajas. Ar yra dalykai, kurie jungia tuos skirtingus, ne mane ir jį, o tas skirtingas idėjas, kurios įkvepia konservatizmą, ar tarp jų yra kažkas bendro, kas leistų tada kalbėti apie kažkokį tai, na, sakykime, pasaulėžiūrinį pamatą, arba galima vadinti tai ne pasaulėžiūriniu pamatu, o paprasčiausia pilietinė jausena. Ar ne? Tokia dispozicija, kad kažkas rūpi, ar ne? Kažkas rūpi truputį plačiau, negu kad aš pats savo rūpiu, ar ne? Ar ten mano draugų ratelis, ar tenais... O jeigu tu taip vis dėlto, mums trumpai vis dėlto, ir man būtų įdomu, ir aš manau, kad ir tiem, kas mūsų klauso, būtų įdomu, taip trumpai referuotum, kokios tos yra pagrindinės konservatyvizmo, šiandien tu keletą kartų tai minėjai, šaltiniai konservatizmo, šaltiniai, kuriems reikia rasti bendrą pamatą, taip? Nu tai aš matau keletą, tai vienas yra tai, ką mes aptarinėjome tradicijos kontekste. Kas yra tradicija konservatoriui ir kuri tradicija yra vertinga, o kuri tradicija turėtų būti revizuojama, ar ne? Kas yra ta tradicija? Ar tradicija tai yra kažkoks tai nekeičiamas, nelankstus, nesitransformuojantis dalykas, bet akivaizdu, kad konservatoriui tradicija vienaip ar kitaip yra svarbi, tai ją gali sudaryti, tarkime, tautinis paveldas vienam, tai yra visiškai sekuliari tradicija, o kitam tradicija gali būti, na, ta pati krikščioniškoji demokratija ir kaip ją paversti politiniu veiksmu, ar ne, kaip krikščionišką nuostatą paversti politiniu veiksmu. Dabar kitas konservatizmo įkvėpimas yra konstitucinis konservatizmas, kad pagrindinis rūpestis tokio pobūdžio konservatoriui yra, kaip išsaugoti demokratinio buvimo, demokratinio egzistavimo, o pačios demokratijos prielaidas, ar ne, šiuolaikiniai visuomeniai, kur viskas fragmentuojasi į kažkokias tai nesusieinančias saleles tarp asmenų, tarp kurių nebejungia niekas bendro, kaip išsaugoti demokratinio veiksmo, demokratijos, ta klasikinė prasme, demokratijos galimybę. Tai čia yra konstitucinis konservatizmas. Ir tame tarpe konservatizme yra ir grinai reakcingų, tokių, kur gali sakyti, yra grinai reakcija į modernybę ir toksai bandymas tuomet grąžinti į kažkokį 19 amžių, apie kurį šnekėjome, ar tai klerikalizmo forma, reiškia, pavyzdžiui, prieškarinė Respublika, prieškarinė Lietuva buvo iki Smetonos perversmo buvo labai klerikalinė valstybė, ar ne? Ir turbūt netgi po Smetonos perversmo irgi tokie išliko, nors tarp tautininkų ir konservatorių buvo įtampos. Tai, aš įvardinu kelis tokius šaltinius ir man atrodo, kad jie visi yra gyvybingi konservatizmo šaltiniai žmonėms. Ir jų yra be jokios abejonės žymiai daugiau, negu kad aš išvardinau. Ir jie visi turi savo vietą. Tik tai reikia bandyti pradėti juos sieti tarpusavyje. O tau? Aš turbūt norėčiau su Laurynu dabar pasikalbėti dviem temom. Man būtų įdomu išgirsti jo nuomonę. Pirmoji tema, tai paklausčiau visgi, kaip jo pavaduotojų pasirinkimas atspindi, sakysime, jo viziją, kurią jis deklaravo, nes, pavyzdžiui, jo pirmininko pavaduotojai yra tai Paulius Saudargas, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Justinas Urbonavičius, Valdas Benkunskas, Gintarė Skaistė ir Kazimieras Starkevičius, sakysime taip. Tai
sakysime, dėl Pauliaus turbūt tai klausimų nelabai kilo šiaip iš tų daugiau padėjėjų, Radvilės įtraukimas. O kodėl ne? Kodėl čia tau savaime suprantamas dalykas, kad Saudargas tampa pirmuoju pavaduotoju? Jo, bet Paulius visada, kaip sakyti, jis visada labai taip jautėsi, toks turbūt aršiausias palaikytojas, sakysime, Lauryno. Bet aš šiaip sakau, man nelabai... Bet Žygis irgi buvo palaikytojas, o Žygis nėra nei kad Žygis, jeigu bus paskirtas sekretoriumi, tarptautiniu sekretoriumi, tai nebūtina būti pavaduotojui, bet kita vertus, aišku, Žygis, manau, nusivylė kažkiek to pasiskirimų, bet čia jau jų reikalas. Niekas nelabai nemėgsta perbėgėlių, šiuo atveju irgi kitas dalykas. Antras, jeigu kalbėti apie dar pavaduotojus, tai tikrai matau Kazimiero Starkevičiaus, visiškai suprantu pasiskirimą kaip tokio, sakysime... Buvo akcentas regioniniai politikai. Bet dabar klausimas, ko aš paklausiau jo. Tai ką reiškia Valdo Benkunsko, ko jis tikisi iš Valdo Benkunsko ir ką reiškia, žinai, ar tai reiškia, kad ir Vilniuje kažkoks tai bus dialogas ir Vilniuje atsiras irgi kažkokia, tai nežinau, nes man čia irgi nelabai kažkokios tai vertybinės politikos. Antras dalykas, būtent apie regioninę politiką man būtų labai keista, kad kodėl negalima buvo paskirti nei vieno pavaduotojo tikrai regionų pirmininko arba, sakysim, tikrai žmogaus iš regiono, nes dabar absoliučiai visi žmonės yra Vilnius Kaunas ir tas yra pasidalinimas visgi, jeigu neklystų ten... Urbanavičius iš kur yra? Iš Kauno rajono, bet Kaunas, bet irgi visi iš esmės tas Kaunas. Tai ta prasme, kad nepaskirti, pavyzdžiui, kažkokį, kad ir jaunas žmogaus, kad ir kokio Julijono Šileikos, arba jeigu nori labai religingo ir tikrai faino yra Petras Auryva, Mažeikių pirmininkas. Yra tie pirmininkai tokie iš regionų ir tai būtų ženklas regionam, nes dabar mes daug šnekame apie regionus, bet toks vaizdas, kad tik tai, žinai, čia panašiai kaip demokratai, respublikonai Amerikoje persidėlioja tik tai interesų grupės. Tai man šiek tiek tas paskirstimas, kitas dalykas, tikrai sutiku su Aušra, jos tekstu, kad pasigendu aš tikrai stipresnių, tokių, labai patogiai susidėlioti pirmininkai, nėra tokio pirmininko, kuris tau būtų nepritarėjęs. Aš pasigendu, pavyzdžiui, žinai, kai kalbu apie tos pirmininko, pavaduotojai, kurie būtų nepritarėjai, kurie galėtų taip tvirtai, kažką tai, tikrai, išlaikyti tą tokią diskusiją, tikrai, kalbėtis, tikrai būtų, nes dabar paprasčiausiai, sakysime, dėkot, kad Radvilė, kuri ten nėra, kaip matėme ir per rinkimus, yra tas, kas kažkokia tokia griežta, galinti griežtai ten, sakysime, kažkam suformuoti, pasirinkti tik tai, man atrodo, tai yra toks truputį... Čia pirmas tavo klausimas, o koks tavo antras klausimas? Antras klausimas, aš tikrai norėčiau pradėti pokalbį apie asmenį, šeimą ir valstybės santykius ir truputį jam ir pristatyti ir kalbėti apie savo, ne savo idėją, bet apskritai apie svarbę kalbėjimą apie dorovinę gramatiką, ta prasme, kuri man atrodo galėtų padėti tas kalbėjimas kažkiek tai spręsti, atrasti tą bendrą tokį, kaip sakyti, susitikimą tarp kelių sparnų. Nes ką aš vadinu dorovinę gramatiką, tai dorovinė gramatika tai yra tam tikros, ką turbūt Aušra ir vadina, raudonų linijų, tam tikros taisyklės, kaip mes visgi bendraujame ir kas yra padoru ir kas yra nepadoru, ta prasme, kad asmens orumo ar kiti principai, bet tai, kaip sakyti, čia kaip ir kalbos gramatika. Ji leidžia pasakyti, ji leidžia skirtingus dalykus kalbėti, bet visgi įpareigoja kalbėti tam tikrų būdų, bendramatiškų būdų, kad mes susikalbėtume. Tai pavyzdžiui, mano supratimu, ką aš bandžiau rašyti socialiniai politikoje, mes turime dorovinę gramatiką, nemušk vaiko, nedaryk ten kitų panašių dalykų, bet tu gali jį auklėti kaip nori, išskyrus tuos dalykus, kad yra tam tikri, kas yra už raudonų linijų. Tu jo negali mušti, tu su juo negali elgtis kaip su daiktu, tu su juo taip yra, bet tu gali tenai mokyti dailės, turiniai gali skirtis. Man atrodo, labai mums ir visuomeniai labai skirtingai, mes vieną vertus bijome tokio kalbėjimo, ypač kaip apie kokį lytiškumą ar apie santykius eina. Vieni sako, žiūrėkite, leftistai
komunistai čia nori primesti, kad viskas galiotų, nėra jokių ten kiti taisyklių, o kiti sako, žiūrėkite, jūs tenai norite įvesti ten maždaug Talibaną. Aš man atrodo, kad tikrai yra įmanoma daug kur susikalbėti, jeigu mes, galiai aš iš krikščioniškų pozicijų matau įmanoma susikalbėti, nes aš kaip krikščionis, sakau, aš matau kitaip daugelį dalykų, negu mato Laurynas, ir aš manau, kad daugelis jo baimių susijusių su tais veiksmais, kurie vyksta politika, yra tikrai niekaip nepagristos ir neargumentuotos. Bet kita vertus, labai tas baimės reikia. Kokias tu baimės? Pavyzdžiui, kai kalbame apie pasipriešimus Stambulo kultūrai, Stambulo, sakysime, konvencijai, kai kalbame apie tai, kad mes čia turime labai ten dabar, kad šeimos yra užgniaužtos ar kažkaip yragi sakoma, kad valstybė labai gniaužia šeimas. Pavyzdžiui, neleidžia mušti vaikų. Ar jis tai yra sakęs? Ta prasme, nėra sakęs, bet kodėl kitaip prieštaraujame Stambulo konvencijai, tai jūs man paaiškinkite. Kodėl Stambulo konvencija? Aš manau, kad Stambulo konvencijai didžiausia dalim prieštaraujama dėl to, kad pernelyg moteris atsieiti, kad 80% mušamų žmonių aš paprasčiausiai, bet čia šitą dalyką. Kitas dalykas yra kaip ten su to pačiu lytiškumo, gyvenimo įgūdžių programa ar dar kažkas, kai mes bijome įgalinti tuos vaikus, nes bijome, kad dabar kažką tai jiems netaip mokys. Man atrodo, aš turiu omeny, kad, ką norėjau pasakyti, čia nukrypom, kad yra tikrai diskusijų erdvė ir tikrai įmanoma susikalbėti, jeigu mes įvardintume argumentus, išdėstume pozicijas, o nesakytume, man klebonas sakė, dėl to aš balsuoju taip, arba kitas sakytų, o man koks nors ten nežinau, aš skaičiau kažkur tai, kad dabar madinga, bet kaip pavyzdžiui diskusija buvo, o man Amerikos ambasadorius sakė, kad mes turime įteisinti gėjus, o kitas sako, o man klebonas sakė, kad ne, atleiskite, man nei vienas, nei kitas argumentas nieko nekeičia. Leiskite, jeigu galima, aš čia permesiu tą pačią temą, monsinjoras atidarė suvažiavimą. Monsinjoras ten buvo. Dabar iš Kauno, bet aiškiai Kėvalo siuntimu. Ne Kažauskas, ne? Ne, kitas. Ir dabar, tai jūsų istoriniai atminty, kiek jūs prisimenat suvažiavimų, kad monsinjoras, bažnyčios hierarchas atidarinėtų Tėvynės sąjungos suvažiavimą? Jis gal ne hierarchas, bet jis atsiųstas hierarcho, tarp kitko, kuo garsus vyskupas Kėvalas. Vyskupas Kėvalas daugybę metų, nežinau, ar dabar buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto, jau neįmanoma sugalvoti labiau proverslininkiško ir labiau antikrikščioniško darinio, kaip laisvos rinkos institutas savo pačių mąstymų. Tai jisai ten buvo tarybos narys su kitais dviem iškiliais krikščionimis, taip? Ten jie 3 net buvo. Tai yra iš tikrųjų labai gražus pavyzdys, kada yra pasitelkiama religija tam tikrai ideologijai prastumti. Ir prastuminėjo vyskupas Kėvalas. Ir aš esu su juo asmeniškai apie tai šnekėjus, sakė, gal tai jau čia negalima taip griežtai, ta prasme, jis puikiai supranta, ką jis darė. O tas pasirinkimas, man žmonės sakė, kad tai buvo labai griežtas Lauryno prašymas ir galiu klysti, gal neteisingai sakė, bet ne vienas šaltinis sakė, kad tai buvo tiesiog Lauryno noras, kad atidarytų suvažiavimą būtent bažnyčios atstovas. Aš, pavyzdžiui... Mano supratimu, tai nesąmonė. Ne, tai gerai. Aš, kadangi užaugau ir pradėjau politinę karjerą Krikdemuose, tai Krikdemai garsėjo, kad mes meldėmės prieš kiekvieną posėdį ir viskas buvo labai gerai, išskyrus tai, kad po kiekvienos maldos paskui visi trenkydavome vienas kitą ir tada buvo tas toks labai, ta malda nepadėjo daugiau susikaupti. Tai kažkaip tai tas iš esmės iš to išėjom. Tai, kad yra ar malda prieš politikus, kurie vadinasi krikščionėmis, kažkokius tai susitikimus, man atrodo, šita tradicija nėra bloga. Ta prasme, ir aš visiškai kvieščiau. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau režisierius, šiuo atveju aš būčiau kvietęs turbūt ką nors iš Konstantinopolio patriarchato. Būtent, kad pasakyti, mes tikrai neturime, tas irgi tas keistas prisirišimas kartais prie katalikų, prie būtinai, kad katalikų hierarchas ir kuris dar išdėsto, kaip kartais dažnai kalba kaip partijos
dvasininkijos sekretorius. Ten yra tas, buvo, aš negirdėjau, matai, šitos kalbos, bet sakysim, aš manau, kad čia irgi daug kas nuo mūsų dvasininkų priklauso, kad jeigu dvasininkas suvokia, tikrai esu girdėjęs daug puikių kalbų, kaip prieš ir suvažiavimus kalba dvasininkas, kuris paprasčiausiai primena atsakomybę krikščionio, primena krikščioniškus dalykus. Kai jau dvasininkas bando sakyti daugiau į politiką, tai čia yra jo problema, bet pats pakvietimo faktas, aš manau, kad tai nėra, kaip sakyti, tai nėra... Negrįžtam į klerikalizmą. Aš nemanau, kad vien tik tai kažkokio tai dvasininko dalyvavimas čia gali kažką tai sugrąžinti į klerikalizmą. Galų gale, lygiai taip pat, kai aš mačiau, kad berods, kad kalbėjo ir kas tenai Viktorija Čmilytė Nilsen sveikino, tai mes negrįžome į liberalizmą dėl to. Tai šiuo atveju daug žmonių gali pasveikinti, pasikalbėti, tik tai man visada kaip katalikų, man daugiau ne kaip partijos, man kaip katalikų visada gaila, kad kunigai tokiais atvejais praleidžia progą pademonstruoti, kas yra krikščioniška pozicija, o daugiau būtent parodo kažką tai kitą. Bet čia, kaip sakysi, kaip tu čia žiūri tą tikrovę, ji tau nelabai patinka, ir ką sakai, ir kaip, ir vėl, kaip sakyti, ir vėl ne taip. Tai žinai, čia būna tas, tai aš negaliu atsakyti, kad čia yra tas faktas. Tai iš tikrųjų kažkaip, ta gaida gal ir baigsime. Nieko turbūt blogo, kad sveikina kunigas, bet ar tikrai reikalinga tai, ar tai kažkaip tą situaciją keitė kūrybos salėje, tikriausiai ne. Na tai iki kito karto, už 2 savaičių vėl susitiksime.